Sveiki kolegos, ar nesušalot? Biški kanta šaltukas. O prisipažinsiu, jau galvojau, kad žiemos nebebus. Bet va, tokiam krašte gyvenam, kur nori, nenori, tai žiema ateina anksčiau ar vėliau. Bet ne apie tai mes, žodžiu, esame jau nemažai sujudėję su darbais. Kaip matot, man už nugaros, kiek mes jau esame pasidarę. Bet dar galime grįžti į vidų, parodysim, kaip baigėme rinkti sienas. Šitame etape mes montuosim intarpus į sienas. Nežinau, kaip jūs vadinat, bet vadinsiu intarpais, kad suprastų didesnis ratas žmonių. Jie čia montuosis tarp statramščių. O šitą etapą aš padarysiu labai greitai ir tiksliai šitų staklių pagalba. Tiesiog pasistatau liniuotę ir pjaunu. Matmo gaunasi tikslus, milimetro tikslumu. Man jį reikia 44 vienetų. Tai va dabar mes juos ir pasidarysim. Su didelių rūpesčių. Čia va turime likučių, galiukų, nuo gernių liko, nes gernės pjovėme po 4,70 ir va turime tokių daug likučių, kuriuos mes panaudosim intarpam gaminti. Šitų staklių yra labai plačios galimybės. Daugiau jų galimybių parodysiu gal, kai montuosim fasado dailylentes. Kaip padaryti išilginį pjūvį, kaip pjauti išilginį pjūvį kampu. Kaip pjauti, pavyzdžiui, jeigu jums gaunasi į kylį. Viską galima padaryti su jom. Visada montuojant tos intarpus nereikia prisidaryti viso kiekio, nes būna, kad kažkur neprigulė idealiai, tada po biškį tarpas plečiasi ir gali būti, kad jum jau už kokį 10 tarpų, sakykime, išpūs statramstį, tai reikia neįsibėgėti. Tiesiog praeinam kokius 3 tarpus, pasitikrinam, vėl praeinam. Nes kad ir kalibruotam vieną, visko pasitaiko. Žodžiu, einam, pjaunam ir šaudam. Santvaras irgi jau į pabaigą. Žodžiu, nestovime vietoj. Šiandieną biškis spaudžia šaltukas. Turiu atsimušęs liniją. Pagal ją dėsiu, kad nesibanguotų ten aukštyn žemyn. Va, susitrauksiu dabar pistoletą, pasijungsiu šlangą ir eisiu šaudyti. Žodžiu, taip ir eina linija. Aišku, galima juos zigzaguoti, kaip jums patogiau. Didelio skirtumo neturi. Gal labiau mažiau įgudusiai rankai lengviau būtų zigzagą daryti, tada lengviau prišaut, bet man tai nesukelia jokių papildomų rūpesčių. Taip. Na, o paskutinį intarpą, kai prieinam prie kažkokios standžios vietos, pavyzdžiui, prie lango ar tai kampo, tada jau matuojam pagal faktą biškį antiveržimo visada minimaliai. Mano paskutinė dedalė 57,8 mm. Tai va pasikeliu savo liniuotę ir pjaunu tiek, kiek man reikia. Aš turiu tikslą detalę, dabar ją nešamės į vietą. Ten turėtų būti jau truputį standumo. Ant lengvo veržimo. Lengvas veržimas.
taip atrodo užbaigta siena. Kitoj lango pusėje prie kompo mes sudėsime čia intarpą. Pačioj turime mes tokias detalės. Galima prišauti. Pasirašėme ilgasregius ir mes juos panaudosime saramų stiprinimui. Tenais yra 3 į krūvą suklijuoti brusai, sušaudyti vinim, susukti varžtais, bet dar papildomai įdėsime ir ilgasregius, kad būtų užtikrintai. Įgiliname frezos pagalbą. Turime įgilintą vietą su freza ilgasregiui. Žodžiu, veržliasūkio pagalba tiesiog suveržiam iš abiejų pusių. Ir viskas. Taip, turime atmušėję. Pasipildome kreidos. Eisime nusimušti ant sienos liniją, kad galėtumėm montuoti plokštę tiesiai, nes kadangi vienos plokštės neužtenka jungiasi viršuje, tai kad ta jungimo linija būtų švari ir tiesiai, mes ją nusimušim visą statinio perimetrų ir montuosim ne pagal cokolį, o būtent pagal viršutinę liniją. Kaip ir minėjau, OSB plokštės aukštis yra 2,5 metro, tai va mes turime liniją 2,5. Dabar žygiuojame prie kito žymėjimo. Kitas žymėjimas yra štai čia. Mes nusimušime tiesią gražią liniją. Ir pagal ją montuosime plokštės. Štai taip. Turime numuštą liniją antramščių. Jas ir laikysime montuodami plokštę. Čia apipjautos bėglės. Čia va išpjautas langas. Tai nieko žiūrėti nereikia.